Sveiki, mėlyjei, štai ir aš vėl eterį. Ir kai aš klausiau atėjus, ką aš galėčiau šiandien papasakoti žmonėm, tai jinai sako, tau reikia informuoti žmonės, kas bus ateinančiomis savaitėmis, mėnesiais, kad žmonės būtų pasiruošę, kad maždaug žinotų, kas laukia ir kas gali būti. Tai yra ne įvykių plane, bet tai yra daugiau kiekvieno žmogaus būsenose. Taigi, ką mes galime laukti artimiausių laikų, tai dar žinote, kaip bus mėnulio užtemimas. Taip, ir aš jau jaučiu jo energijos, jūs galbūt irgi šiek tiek jaučiate, galbūt pastebėte, kad emocijos jos pradeda kilti įvairios, tos, kurios kažkada buvo užslėptos, ar kažkokios buvo situacijos, kai paslėpėte emocijas, jos pradeda visos kilti. Tai būtent per mėnulio užtemimą pasirodo ta šešėlinė emocijų pusė. Kaip ir saulės užtemimą buvo taip, šešėlinė pusė jūsų asmenybės, jūsų pačio fundamento. Tai per mėnulio užtemimą dažniausiai būna emocijų pusė. Ir tos emocijos jau pradeda pabiškai kilti, pasirodyti ir tai tiesiog reikia atsekti. Reikia atsekti, pastebėti ir suprasti, kad tas emocijos tai yra padarinys, tai yra pasekmė. Ir tai pasekmė nuo kažkokio tai veiksmo, kuris buvo jūsų praeityje. Taigi, aišku, žmonės, kurie turi vandenėlį, kurį gali užsikrauti nuo emocinė sveikata, taip pat patarčiau panaudoti, kad jinai harmonizuotų jūsų tą emocinę pusę ir psichoemocinę ir tiesiog būtų jums ta daugiau harmonizuota, daugiau subalansuota ir ta sveikata jaustųsi visame kūne ir energijose ir kad būtumėte energingi, tai verta pagerti tas kelias savaitės. O taip pat, pavyzdžiui, šiandien aš dariau neuroninių jungčių nunulinimą. Tai yra išvalymą, nunulinimą neuroninėse jungtyse. Tai yra labai palanki diena šiandien, rytoj. Tai jeigu kas turi šią programą, lygiai taip pat galite pasidaryti. Aišku, šis dalykas yra prieš mėnulio užtemimą ir tik tai stipriems žmonėms. Tai tiesiog, jeigu jūs jaučiatės dar emociškai nestabiliai, tai tiesiog gal geriau tada nedaryti, o panaudoti tik tai tą emocinį vandenį. Aš kadangi malaties sakoma zakystė, tai turiu tikriausiai, man reikia viso maksimumo ir kas liečia viską. Tai pasidariau ir nežinau, kad tai būtent šiomis dienomis labai greitai galima nusinulinti tas neuroninės jungtis, kurios jau yra atitarnavusios ir jums nereikalingos. Tai aš pasidariau, užsikroviau ir pasidariau ritualus ir šiandien rytoj tai yra palankios dienos. Taigi, kad ir prieš mėnulio užtemimą. Taigi, tai kaip žinote, emocijos jos bus suaktyvėjusios. Ir paskui jūs kaip pastebėsite, kai jau mėnulio užtemimas praeis, tai tarsi kažkoks nuslūgimas, kai bus ta pati diena, ta mėnulio užtemimo, netgi tada galima jausti kad bus toks kažkoks tai nuslūgo, kažkas nuėjo, būsena pasikeitė. Ir tai pasekmė, būtent šio proceso. Bet dabar kas aplamai vyksta, galiu papasakoti, jūs kaip žinote, kiekvieną mėnesį šiek tiek duodavau kažkokias tai prognozes, į ką atkreipti dėmesį. Taigi ir šį mėnesį buvo duodama, tai aišku, tie mėnulio ir saulės užtemimai davė savo rezultatus, savo pasekmes, bet iš tikrųjų taip pat kaip pats mėnuo, tai jisai yra greičio mėnuo, tai energijos mėnuo, tas absoliuto energijos, tos nesibaigiančios energijos ir jisai fokusuojasi į greitį. Taigi viskas į greitį, ką jūs greičiau galite transformuoti, perimti tas žinias, viskas ant greičio jūs galite pasidaryti ir daug ką galite nuveikti būtent tame greityje. Taigi ir kiekvienas mėnuo, pavyzdžiui, kad ir birželis jisai turėjo, bet jumis visos civilizacijos jumis bando parodyti, pamokyti, paaiškinti, kad kiekvienas ateina energija ir jūs turite daryti. Tai yra mintis ateina ir žinokit, mintis tai yra energija. Ir jūs turite veikti pagal šią mintį, kad jūs priprastumėte, kad nėra praeities, nėra ateities, yra tik tai dabar. Ir dabartinėme momente jūs galite tai daryti. Jūs galite pastebėti, kad tik tai taip energijos veikia. Tai tik tai taip dabartinėme momente veikia šios energijos. Ir jūs tai galite pastebėti kitokiais būdais, ir
Tai, o šis mėnuo, taigi, kaip ir sakiau, jisai eina ant greičio. Ant greičio, ant stabilizacijos ir atėjusi mintis, jinai turi būti greitai išvystoma. Taigi ir moko, birželis buvo tam, kad susiharmonizuotum, kad išmoktumėte harmonizuoti įvairias situacijas. Jos buvo visi geri mėnesiai, visi buvo stiprus mėnesiai. Pavyzdžiui, balandis buvo karminiai atidirbimai ir tie karminiai atidirbimai, kurie buvo iš praeitų gyvenimų, iš kitų gyvenimų, iš kitų situacijų, netgi prenatalinio laikotarpio galėjo lysti visokie karminiai. Ir buvo situacijos, ir tos situacijos ir vedė žmonės atidirbinėjo, tiesiog tos situacijos ir praeidinėjo ir su pačiu geriausiu jiems būdu. Taigi ir šis mėnuo lygiai jisai moko, kad eitumėte per greitį, per mintis, per stebėjimą, per savistabą ir per greitį ir jūs galite save labai daug ką padėti ir transformuoti. Taigi šie metai yra fundamentiniai. Taigi kiek jūs tų iš savęs su savim padirbote, kiek jūs supratote, kaip reikia ir kur judėti, ant kiek jūsų sąmonė atsivėrė, ant tiek bus ir kiti metai, ant tiek jūs turėsite jau tą pačią pradžią naujose energijose, nes jau dabar šie metai, kai yra fundamentiniai, jie įveda tas naujas energijas. Trečiosios matricos nebus, jinai jau atsisluoksniuoja, jinai jau nueina į šalį. Aišku, tie žmonės, kurie dar gyvena trečiojo matricoje, jie atgyvens, jie išeis, bet jau tas laikotarpis trečiosios matricos jau visai yra nulemtas, jau visai nueinantis žmonės, vystantis, evoliucionuojantis, tai dvasiškai, fiziškai ir kitais, tie, kurie nestoja vietų, tie, kurie sugeba išdirbti energiją. Taigi Žemėje labai reikalinga ta resursinė energija, ta pakylėta energija ir tik tai dėka jos jinai gali kelti savo vibracijas. Taigi viskas jau yra suplanuota ir nulemta, trečioji matrica nueina, lieka ketvirtoji matrica, tai yra, o ketvirtosios matricos apimtis yra labai didelis. Tai yra lubos, jos yra labai aukštos. Taigi čia yra kur tobulėti. O mes dar tik tai pačioj pradžioj, ne? Kai kas eina tik tai į perėjimą, kai kas eina jau kažkas praėjo, kažkas jau pakyla, kažkas iki pusėjo. Tai čia kiekvienas žmogaus asmeninis tobulėjimas, ne? Taigi, kaip ir Latija sakė, kaip sako, biski pusiau, nes čia negali būti. Tai arba tu evoliucionuoji ir tobulėji, arba tu degraduoji. Trečio pasirinkimo nėra, ne tokio. Arba ten, nes tas, kas neevoliucionuoja, tas vadinasi degraduoja. O jeigu degraduoja, tai tie žmonės yra neresursiniai ir bus nutraukiami kontraktai su tais visais neresursiniais žmonėmis. Tai yra dabar šiai dienai yra tokios naujienos. Taigi prasidės 9 mėnuo. 9 mėnuo bus lygiai taip pat, kai per visą nešiojimo laikotarpį, ne, per visą jūsų išdirbimo laikotarpį, ką jūs padarėte, ką jūs realizavote, ką jūs supratote, kas atėjo pas jūs, kokie suvokimai, intencijos, kokios atėjo pas jūs, ant kiek jūsų sąmonė prasiplėtė, ant kiek jūs prasiplėtė, kiek jūs dirbote su savo kūnu. Tai 9 mėnesį jūs viską tai pamatysite. Jūs viską tai pamatysite ir suprasite, ko dar jums trūksta, ant kiek jums dar reikės padirbti būtent 9 mėnesį. Nes 9 mėnesį, kaip ir dažniausiai, moteris laukiasi 9 mėnesių, tai mėnesis po mėnesis turi savo energiją, ne, ir jinai eina, vystosi, ne. Tai ir čia pasieta siekla turėjo jinai augti, auginosi, ne. Tai ką jūs vystėt, pavyzdžiui, kažką tai darėt, su kažkokiam karminiam problemom dirbote, tai visa tai turės jau susilaukti būtent tų vaisių, to derliaus, tai 9 mėnesį. 9 mėnuo jau parodys, kas, ko, kam trūko ir ką reikia dar kur padirbėti. Ir gausiai ir stipriai pradės kirsti tuos neresursinius žmonės. Žmogus turi žemėje, žmogus turi išdirbinėti energiją. Jeigu žmogus neišdirba energijos, tos konstruktyvios energijos, tai vadinasi į neresursinius jisai žemė nutraukinės kontraktus. Ir gana gausiai nutraukinės. Taigi turės vienaip ar kitaip išeiti į tą resursinį, į konstruktyvų gyvenimą, ne, kuriame žmogus galėtų mėgautis gyvenimą, kuriame nebūtų to destruktyvo, kaip buvo trečiojoje matricoje. Taigi, kaip ir sakiau, jinai pradės nueidinėti ir netgi gana ir žiauriai, ir greitai, ir su staigiom pasiekmėm. Tai jau prasidės jau nuo 9 mėnesio, 10 mėnuo irgi jisai bus gana toksai susumavimas, ne, ir jau tas pagrindas jau jūs tarsi
įeidinėsit jau 10 mėnesį į tas naujas energijas. Jau įeidinėsite, jau bus jau ta naujoji matrica. Ir kas jau padirbėjo su savim, tai tas jau dabar jinai jaučiasi. O jau tada jūs jau galėsite gyventi jau toje matricoje. Aplink jūsų jau susiformuos tas laukas, kuriame jūs gyvensite dar 30 metų į priekį, dar bus numatyti jūsų gyvenimo siekos, nepasėtos, jau būtent šiais metais, kai jūs pasėjote. Tai čia yra labai tokie dalykai, bet reikia tik tai tiesiog žinoti, suprasti, kad viskas nėra nieko veltui, viskas yra daroma tam, kad išeitų į tas aukštesnės vibracijas tiek visi žmonės, kad pradėtų gyventi iš širdies, iš sąmoningumo pusės, kad suprastų, matytų, nemiegotų, nes dauguma žmonių yra gryni fantomai miegantis ir daro tik tai užprogramuotus dalykus. O iš viso šito mes turim išeiti. Mes turim išeiti, daryti tai, kas pagal širdį, tai, kas rezonuoja, tai, kas patinka ir būti tame sraute, susijungę su tuo absoliutu. Susijungę ir gyvendami su tame sraute, gyvendami su tuo absoliutu, mes kiekvieną kartą bendrautume su savo aukštesniuoju aš ir bendrautume ir gautume pasakymus, parodymus. Taip yra, jūs sakysit, yra dirbtinis intelektas, taip, jisai yra svarbus. Tai yra, kaip bebūtų vystymasis į priekį, jisai yra svarbus pirmai pradžioje, tam, kad gauti informacijas. Jisai sukomplektuoja informaciją, bet jisai niekados neatstos žmogaus kūrybos, jis niekados neatstos žmogaus energijos. Ir tik tai žmogaus energija gali pravesti mūsų šio laikotarpiu į tas aukštesnės vibracijas, ne dirbtinis intelektas. Taigi tai yra tik tai pagalba jum. O aišku, išmokti ten juo naudotis ir labai paranku, nes kaip bebūtų, viskas eina, viskas juda į priekį ir visos technologijos juda į priekį ir į tą technogeninį amžių mes dabar dar tik įeiname, plačiakoje, ir įeiname ir tam, kad galėtume, kad išmoktume, kad mes tobulėtume, kad kurtume naujas neuroninės jungtis. Tai visą tai reikalinga išmokti, žinoti ir tobulėti į tą konstruktyvę tą pusę, technologinę pusę. Bet kaip žinote, ne viena mašina neatstos žmogaus energijos. Taigi ir tos specialybės, kurios apima žmogaus energiją, kad ir gydymai, energetiniai gydymai, kad ir tie dalykai, kuriuose žmogus dirba, kuriuose kūrybiniai dalykai, tai bus ypatingai resursinės tos specialybės. Tai tokie dalykai vystosi ir taip pat jūs galbūt pastebėjote, kad karma, jinai pabiškinai nueina, ypatingai tie žmonės, kurie pradirbo jau, nes tai yra dauguma žmonių yra jau pradirbę, tiesiog atsisluoksniavo tą karmą tų praeitų gyvenimų, kad ir šios gyvenimo, jau tie geštaltai dažniausiai būna uždaryti. Tai jeigu uždaryti, tai žinokite, kad karmos jos neliks, jūs gyvensite be karmos, jūs tiesiog ką jūs įspinduliuosite, tą jūs turėsite. Aišku, jeigu jūs valgysite ten nekokybišką maistą, kuris užrūgštins jūsų ląsteles, jūsų kraują, kuris duos tą tokį rūgštėjimą jūsų organizmo, kuriame vystosi patogeninė flora. O tai patogeninė flora, tai kas vadinasi, jinai jau pradeda valdyti jūsų, tai jeigu jinai vystosi tose rūgštyse, nes kadangi kai yra užrūgštintas organizmas, kraujas tampa klampus, jisai negali pravesti energijos. Ir kai energija nepraeina, tai vadinasi, ląstelės neturi to kvėpavimo, neturi tos energijos, toliau judėti, vadinasi, jos įsigimsta, vadinasi, jos darosi piktybinės. Taigi tai ir maistas, tai ir jūsų judesys, tai ant kiek ką jūs spinduliuosite, tą jūs turėsite. Lygiai taip pat tai, ką jūs žiūrite, kokias laidas jūs žiūrite, ant kiek ten yra destrukcijos. Irgi stebėkite tai, ant kiek jūsų emocijos tampa švarios, ir ant kiek jos destruktyvios. Jeigu jūs pajaučiate, kad eina emocija jau destruktyviai, jūs galite sąmoningai ją pakeisti. Nes jūs esate tas valdovas, jūs esate tas kūrėjas, kuris dirba su tom emocijom ir sąmoningai ją galite pakeisti. Pakeisti, nunulinti, išvesti. Tai yra darbas, tai kiekvieno žmogaus asmeninis darbas. Taip, tai nėra lengva, bet tai yra privaloma ir kiekviena civilizacija veda link to, kad jūs būtumėte tie kūrėjai, kurie galite save realizuoti įvairiose situacijose, įvairiose profesijose ir gyvenant pagal širdį, pagal aukščiausiojo aš vedimą. Tai yra pagal sielos numatytos projektus. Taigi
viskas yra priklausomai nuo jūsų, tai viskas ir vystosi link tą pusę. Taigi ir jeigu jūs, kaip ir sakiau, neevoliucionuojat, vadinasi degraduojat. O jeigu degraduojat, tai energijos pas jūs vis mažės ir kūne vis mažės energijos. Ir toksiški žmonės, jie labai greit uždarys kontraktus. Taigi toksiški žmonės pradės išeidinėti, nes žemė nereikalingos destruktyvios energijos. Žemė nereikalingos, jinai išves visus kontraktus tam, kad jinai galėtų pati augti. Tai jau praeitas laikotarpis ir jau kitais metais tai labai ryškiai pasimatys. Kiekvienas žmogus tai jau galės netgi pamatyti. Taigi toksiški žmonės pradės išeidinėti. Tie, kurie nedirba energijos, neišdirba, irgi pradės išeidinėti. Nes viskas turi būti į konstruktyvę pusę, turi eiti į tas aukštesnės vibracijas. O tie žmonės, kurie eina savo dvasinio vystymosi keliu, evoliucijos keliu, jie galės netgi prailginti savo metus. Jūs pastebėjote, kad laikas jisai juda labai greitai viskas teka ir čia rytas, čia vakaras, ane? Tai analogiškai žmonės taip pagal pagreitėjusį laiką pradirbo savo karminius, ane, užuomazgas, pagal pagreitėjusį laiką įsigrynina save ir pagal pagreitėjusį laiką jie prasitęsia savo gyvavimo ciklą. Nes gyvybinė energija ją irgi galima prasitęsti. Ir jeigu jūs nusprendėte vystytis toliau, jeigu jūs einate tuo evoliuciniu keliu, tai jūs galėsite prasitęsti savo gyvavimo ciklą. Ne? Žmonės galės gyventi iki 130 metų ir dar daugiau. Taigi tai analogiškai su pagreitėjusiu laiku. Taigi tam, kad visas patirtis kuo greičiau susirinkti, ir užbaigti tos karminius dalykus, laikas jisai eina vis greitin. Ir tai yra, kai kam yra nenaudai, jeigu jisai neevoliucionuoja, o kas evoliucionuoja, jisai turi išeiti į greitį kartu su laiku. Ateina mintis vykdyti tą mintį. Nes būtent tik tai tame laikotarpyje yra skiriama ta energija tam veiksmui. Būtent tame laikotarpyje per mintį. Būtent tada jinai skiriama ta energija. Ir jeigu atėjo mintis, prašom vykdyti, nes tai yra paduodama jūsų aukščiausio aš energija būtent šiam veiksmui. Tai iki šito, aišku, dar mus mokina, nes dar dauguma iš tikrųjų dar tik tai bando tą daryti ir tai ne visą laiką išeina ir dar turi daug tokių klausimų ir tokių netikėjimo savimi, nepasitikėjimo savo aukščiausio aš ir su klausimais, ar tai čia mano aukščiausias aš, ar tai čia kažkas tai kitas bando tas mintis. Aišku, jeigu pas tavę yra daug prisirišimų, aišku, jeigu pas tavę laukas, energetinis laukas, jis yra kiauras, žinoma, kad tu turi tų būtybių, kurios valdo tave ir jos duoda tas mintis. Tai visų pirma, reikia tada prasivalyti tą lauką, prasivalyti galvą, prasivalyti ir tada susirikiuoti, atpažinti tas savo mintis ir tada eiti savo to vykdymo keliu. Taigi viskas link to ir veda tos civilizacijos, kad mes per greitį, per judesį, per veiksmą išeitume į tas konstruktyvias energijas. Tai ko gero tiek norėjau pasakyti. Ir dar norėjau pasakyti, turbūt pastebėjote, kad keičiasi kūno indeksai. Dauguma žmonių dabar tiesiog negirdi savo širdies plakimą, jinai keičiasi tas indeksas taip. Ir tai yra paprasčiausia todėl, kad pasikeitė vibracija. Ir širdies vibracija, širdies dažnis jisai irgi yra pakitęs. Taigi atitinkamai širdies dažnis jisai koreliuojasi su žemės dažniu, ne? Ir jisai aukštesnėme dažnyje, jisai turi nueiti nuo tų destruktyvių programų trečiosios matricos. Ir netgi visas kūnas, ne? Visi kūno indeksai, jie nueidinės. Ląstelių indeksas, kai ląstelės daugiau pradės išdirbinėti energijos, tai būtent kada jos bus švaresnės, ne? Tai dėl to viskas kompleksiškai reikia dirbti, kad ir kūną valyti, ir su savimi, su savo psichoemociniam būklėm dirbti, ir tuo pačiu bendrauti su tuo kūnu reikia, nes kūnui irgi reikalinga jūsų sąmoninga energija. Taigi ir turbūt jau pastebėjote, kad širdies plakimas jau yra pakitęs, jūs negirdite širdies plakimo. Tai tiesiog dažnis pakito. Ir širdies dažnis irgi pakito. Jos vibracijos pakilo. O prie aukštesnių vibracijų to nebus. Lygiai taip pat keisis ir moteriškas ciklas. Jisai turės išeiti į 42 dienas. Kas 42? Ir ateis laikas, kai moters ciklas jisai bus nepriklausomai nuo mėnulio fazių ir nepriklausomai nuo jūsų
ar moteris galės pastoti. Taip jinai galės pastoti ir nuo to nebus priklausomas jūsų mėnesinių ciklas. Ne? Mėnesinės irgi po biškį pradės nueidinėti į šalį, bet dar iki to laiko dar toli. Mūsų pirmiausia turi tas ciklas pereiti į 42 dienas. Ne? Tai artimiausiomis dienomis. Ir va tai kūnas ruošiasi, kūno vibracijos kinta, ląstelės vibracijos kinta, ne? Mūsų organų vibracijos irgi kinta, jie valosi intensyviai, jiem tik tai reikia padėti. Padėti ir leisti jiems, duoti tai, ko jiems reikia. Daugumai ląstelių, aišku, jisai reikalingas ir tiesiog būtent ta energija ir tie papildai, kurie reikalingi, kad ir magnis, ne? Tai kasdieninė duona, ne? Nes ypatingai jisai ląstelės reaguoja ir jiems reikalinga energija, o energijai reikalingas magnis. Magnis tam, kad jos galėtų dirbti toje sferoje. Ne? Lygiai taip pat ir kalcis, tai yra pernešėjai, ne, tie anionai, ne, kurie perneša per ląstelės, tai būtent kalcio, ne, per membranas, tai dėka kalcio. Tai tiesiog papildyti kiekvieną kartą reikėtų šiais elementais ir netgi galima pagerti pastoviai, nes organizmui to trūksta. Tam, kad jisai galėtų pereiti į tas aukštesnės dažnius, į tos aukštesnės vibracijas ir tiesiog leisti jam tai padaryti, leisti papildyti tai, ką jam trūksta. Ir jisai organizmas, jeigu jūs esat sąmoningas, jeigu jūs gyvenate konstruktyviom energijom, pozityviom, ne, ir emocijos pozityvios, tai tiesiog kūnas labai greitai jaučia ir kiekvienas iš jūsų perėsite į tą tokį jautresnį pasidarysite, jūsų širdies zona taps daugiau empatiškesnė, jautresnė, jūs galėsite netgi matyti ir bendrauti su astraliniais ateiviais. Ir tai ne vien tik ateiviais būtybėmis galima pasakyti, tai tiesiog viskas tai pradeda vystytis dabar. Ir dabar dauguma žmonių, aišku, kai kas įsigąsta, kai kas puola į tos tokius kraštutinumus, puola į tuos vaistus, bet tai daugiau reikėtų pažvelgti į tai, kas yra tavyje, į savo kūną įsigilinti, su savo siela pasibendrauti, ne, pabūti toje tyloje. Nes tik tai tyloje, kai tas būtent nutilsta tavo galvos neskambesys, tavo balsai galvoje, kai jie nutilsta, kai tu pasibūni tyloje, tu pradedi jausti save, tada tu pradedi atsigauti, ne? Tada tu perini į kitą dažnį ir tai tada būtent tik tai tyloje tu gali susisiekti su absoliutu, tu gali būti tame dažnyje, absoliuto dažnyje. Tai visa tai vyksta dabar ir dauguma žmonių, kaip ir sakau, neranda to savęs, neranda tiesiog, nežino, gal kažkas nežino, gal kažkas tiesiog, gal kažkas tai tingi, nes trūksta energijos, o kas tingėjimas yra, tai vadinasi, trūksta energijos. Tiesiog jiems trūksta energijos ir jisai negali to pats padaryti, taigi ir užbaigti kažkokiu tai procesu. Tai visa tai ir lemia tavo organizmo švarumas, tai, kad tu maitiniesi, tai, kad tu darai, tai kokias emocijas tu išleidi, tai irgi lemia nuo tavo organizmo švarumo ir nuo tavo mitybos. Taigi čia viskas yra susiję. Taigi, kaip matote, mielieji, tie žmonės, kurie evoliucionuoja, kurie dirba su savim, kurie dirba su savo emocijom, kurie bando ten pereiti ten tas praeities kažkokius nuoskaudas, kurie dirba ir su savo kūnu, tai irgi yra evoliucija ir su kūnu galima dirbti, bet sąmonė turi eiti kartu lygiagrečiai su kūnu. Tai irgi kitas rodiklis, tai visa tai pasimatys jau 9 mėnesį, jau 10 mėnesį mes turim gyventi naujose energijose. Jau visiškai kitokiose energijose. Ir jeigu kažkas yra jau negerai, vadinasi, jūs kažko tai nepadarėte. Vadinasi, jums kažką reikia dar padaryti. Kažką dar savo praeityje pasigalvoti, ko trūksta. Kažką tai dar išvesti į konstruktyvę pusę. Tai viskas yra jumyse. Ir visa tai jau pasirodys, jau ateina. Tai tiek norėjau trumpam pašnekėti, bet gavosi turbūt netrumpai. Jeigu kažkokių klausimų turit, galim pasigvildenti, bet tada turite man parašyti.